Itin išradingai prisistatė Vilma Gumbelevičienė. Buvusi plaukikė klubo pačią salėje susirinkusiems žiūrovams savo sugebėjimų plaukti delfinu pademonstruoti negali. Todėl jie atrado naują savo talentą. Kaip žinia, mano šeima yra gan didelė. Laikraštį gauname vieną. O visi ir būtent vienu metu nori sužinoti aktualiausias tos dienos naujienas. Šios dienos dienraštyje Lietuvos rytas rašoma: Drąsio Kedžio nebėra. Kokią paslaptį jis nusinešė. Tai, ko nepadarė po visą Europą, Drąsiaus Kedžio ieškoja pareigūnai, padarė akcijos Darom 2010 dalyviai. Daugybę talentų teigia turinti Dana Koncevičiūtė. Ji choreografė ir šoka, ir dainuoja, ir netgi moka verpti. Be to, moteris kuria eiles ir apsakymus. Visada tikėjausi, kad lietus, tas garsus, bet kažkuo ir romantiškas, pažadins mano kietai miegančią širdį. Klydau, nebegirdžiu jos. Tik naktimis ir jau seniai ta nenaudėlė plaka taip tyliai, kad ją vos įmanoma išgirsti. Kai ji turėjo artimą savo širdį, dar tada, kai stukseno ne dėl savęs, o dėl to vienintelio, kurio laukiau visą gyvenimą, tada vos galėdavau ją sustabdyti. Silvija Tvirbutienė, dalyvavusi ne viename televizijos projekte, tarp projekto dalyvių pagarsėjo savo humoru ir netradiciniu talentu – šokiu su kardais. Silvija – tribal stiliaus šokėja. Dar viena realybės šou Misis Lietuva šokėja – Kristina Mickevičiūtė. Deja, savo pagrindinio talento dėl užsiėmusio šokių partnerio jis salėje susirinkusiems žiūrovams pademonstruoti negalėjo. Tačiau prisiminė kitus savo sugebėjimus. Kol jaunas, o broli, sėk paselio grūdus ir dirvos nepleiski. Tuomet, kada jausi kaip kūnsimas tinkti, dvasia jau susnūdus, vėlu juk prie darbo, nesėsi, nepjausi. Atsiprašau, Kristinos labai gal. Tiesiog aš ją pirmą kartą mačiau per atranką. Jinai nežinojo nei vieno lietuvių rašytojo, pati turėdama rašytojo pavardę, o šiandien pasirodo jos hobi yra literatūra. Man tas nesiriša, atsiprašau. Mane užklausė taip netikėtai ir visiškai tuščia galva, nieko negaliu automatiškai, kaip sakant, momentinis atminties praradimas, nieko nebegalėjau pasakyti. Ir viskas. O sakau, kad tos rašytus čia kiekvienas, žmogus. Mano dukra pasakytų, netgi mokyklą dar neinantį. Eilėmis komisijos narius atrankoje papirkusi darželio auklėtoja Sonata Ustinavičienė susirinkusiems išradingai pademonstravo talentą suderinti darbą, žmonos ir mamos pareigas. Labadiena, reikalingas personažas, Alla Pugačiova ir greitai! Tai sugebėjimus organizuoti renginius. Из окна видишь ты, что влюблен и всерьез. Бук мано варпелю, шала-ла-шала, прошел по бук мано варпелю, шала-ла-шала, бук мано варпелю, шала-ла-шала, по бук мано варпелю, din-din. Neseniai į Misis Lietuva projektą įžengusi advokatė Vaida Kursevičienė renginių neveda, tačiau sako puikiai suderinanti darbą, šeimą ir savo mielą laisvalaikio pomėgį – gaudyti vėją. Kaitavimas mūsų šeimoje atsirado prieš 3 metus, kai mūsų draugai tiesiog parodė ir užbūrė šio sporto. Taigi visa šeima, tiek vyras ir vaikai jau pratinami ir kiekvienos mūsų atostogos yra jau renkamas pagal tai, kur pučia vėjas, kur yra šilta jūra. Taigi, čia labai norėčiau pademonstruoti savo sugebėjimą, bet trūksta tik 2 dalykų. Vėjo ir vandens. Aš papūsiu. O vanduo, kas pabus vanduo? Kadaise prieš komisiją pareiškusi, jog didžiausias jos talentas vadovauti, Elvyra visus nustebino kitų savo talentų – tapyti. Baigiau dailės mokyklą, kartais savo nuotaiką išreiškiu paprasčiausiai drobėje. Štai mano nuotaika, štai realybės šou. Tai nejaugi šiuo paveikslu išreiškia nuotaiką mūsų realybės šou? Taip.
O, Spalvos, to geresnė nuotaika. Atrodo Kauno mergina, mėgstanti pasipuošti, save parodyti ir vat, kad turi tokį meninį talentą, tai man tikrai buvo įspūdinga. Mano yra daug draugų turinčių mano paveikslų. Ir į Ameriką yra išvažiavusių. Ir dalyvavau ir Žilinsko galerijoje, ir Jūrmalai. Na, buvo toks laikotarpis. Iš tolimos Portugalijos, iš džiunglių atvyko Erika Santos. Sutikite. Labą dieną, tikrai ne iš džiunglių. Čia iš Lietuvos. Mano talentas yra gimdyti vaikus po kelis. Ne, juokauju, iš tikrųjų tai ne. Tie gabumai tai galbūt būtų įgyvendinti savo svajonės. Iki šiol įgyvendinau visas. Jos pasirodymas nepatiko visiškai. Talentas mokėti viską ar neparodyti nieko, tai nėra talentas. Turiu kelias firmas visam pasauliu, tai yra išblaškytas, taip kad turiu keliauti labai daug. Ir jos yra skirtingose srityse. Sporto, finansų, mados, reklamos, coachingo. Viskas yra skirtingai, bet suspėju visur pabūti. Kitose srityse galbūt jinai turi pranašumus prieš mus. Jinai yra drąsi, jinai yra optimistė, jinai yra tiesiog pozityvumo įsikūnymas. Šitam projekte, aš įsivaizduoju, moteris turėtų būti elegantiška, švelnesnė, jinai turi trykšti moteriškumu. Todėl manau, kad Erika tikrai nėra tokia. Mano meilė, plati kaip žvaigždynai. Ekonomistė Žaneta Pikšilingienė vienintelė pademonstravusi talentą dainuoti. Ji tą dieną šventė savo 39-ąjį gimtadienį. Peršalusi ir prikimusi Žaneta prieš dainuodama papasakojo, jog per kiekvieną savo gimtadienį lyg tyčia praranda balsą. Deja, todėl jis sako negalinti pademonstruoti visų savo balso galimybių. Na dabar, mėlėjai, paskutinis išbandymas, bet ne šou dalyviams, o jums, mėlėjai, mūsų žiūrovai. Taigi dabar jūs kiekvienas šauksite vardą tos, už kurią sergate. Ir kuo garsiau, tuo bus geriau ta jūsų favoritė. Taigi dėmesio, pradedu skaičiuoti atgalinę tvarką. 3, 2, 1, pradedam! Metalikos koncertą taip nebuvo. Sakykit jūs, ką tik norit. Mes esam labai gabios, labai žavios, labai gražios ir labai drąsios. Ateikit čia ir pabandykit padaryti tai, ką darom mes.